Daugiabučių namų administratoriai gyventojams padeda mažinti šilumos vartojimą. Šalyje jau įsibėgėja iniciatyva Taupyk šilumą, sukurta Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos. Iniciatyvos pagrindas iš 5 žingsnių sudaryta šilumos taupymo programa. Daugiabučių administratoriai tikina, kad prie programos prisijungusiuose daugiabučiuose suvartojamos šilumos kiekis žymiai sumažės jau šio šildymo sezono metu. Ir ši programa yra sukurta konsultuojantis su efektyvaus energijos vartojimo ekspertais, taip pat ir atlikus tyrimus daugiausiai vartojančiuose namuose. 5 žingsnių programa apima gyventojų įtraukimą, tai yra šilumos nuostolių mažinimas butuose, darbus apimančius bendro naudojimo patalpose, šilumos punktų automatizavimas, šilumos sistemų balansavimo įrangos įdiegimas, taip pat ir energijos vartojimas realių būdų sistemos įdiegimas. Ekspertų teigimu įvardinti 5 būdai padės eliminuoti perteklinį šilumos švaistymą. Jeigu numatytos priemonės bus įgyvendintos pilna apimtimi, tuomet bus pasiektas iki 30% šilumos vartojimo mažėjimas. Šio šildymo sezono metu visuose daugiabučiuose namuose, kuriuose administratoriai su gyventojais įgyvendins taupymo programą, specialistai nuolat stebės šilumos suvartojimą. Pasak Vytauto Junevičiaus, bendrovės Žaidas direktoriaus, jau yra parengti konkretūs darbų planai, kuriuos ketinama įgyvendinti artimiausiu metu. Šilumos didžiausias praradimas yra dėl nesandarių langų, dėl laiptinės ir rūsio langų, dėl durų ir dėl nemodernizuotų šilumos punktų. Mūsų iniciatyva kartu su gyventojais planuojame įrengti 34 laiptinės langus, įstatyti 18 laiptinėse langų naujų, įstatyti 9 duris ir modernizuoti ir automatizuoti 4 dalinai ar pilnai, kaip išeis, šilumos punktus. Programa jau pradėta įgyvendinti 3 didžiuosiuose šalies miestuose. Tačiau prie šios taupymo iniciatyvos kviečiame prisijungti visų Lietuvos daugiabučių gyventojai, šiuos namus administruojančios bendrovės ir bendrijos. Kaune iniciatyvą Taupykime šilumą įgyvendina bendrovės Žaidas, būsto administravimo agentūra, namų priežiūros centras ir City Service. Pūko žiniom Andrius Baranovas ir Rytis Meškauskas.